Sveiki, mėly draugai! Vasarį nuveikėme iš tiesų daugybę dalykų. Paminėta vasario 16-oji, surengta kraujo donorystės akcija, projekto komedija organizavimas, džemperių užsakymas, užgavėnės. O dabar apie kiekvieną atskirai. Pirmiausia buvo surengta kraujo donorystės akcija. Ji vyko vasario 11 dieną. Visi, kas norėjo ir kuriems po paskutinės kraujo donorystės praėjo pusę metų, galėjo dar kartą pagelbėti savo kraujo davimu. Kaip ir rudenį, taip ir šį kartą buvo atvykę gydytojai iš Santariškių ligoninės. Tik šį kartą, kaip teigia socialinės srities koordinatorė, donorų daugiau. Donorais tapo net 40. Tikimės, kad ši graži akcija ir toliau bus plėtojama. Vasario 16-ąją paminėjome paprastai, bet nuoširdžiai. Visi susirinkę keliavome ant Gedimino kalno. Kiekvienas atėjome su VUSA-KF džemperiais ir ant aukščiausios Gedimino kalno vietos nusifotografavome su vėliava. Su meile Lietuvai ir atstovybei. Komedija – tai pirmus metus organizuojamas projektas, jau susilaukęs pripažinimo ir populiarumo. Prie jo dirba 17 žmonių komanda. Vieni iš jų – programos koordinatorė Indrė Kontrimaitė, komunikacijos koordinatorės Neringa Blažytė ir Ieva Vaitkunskaitė, marketingo koordinatorius ir pagrindinis organizatorius Algirdas Dvarionas. Pasak jo, projekto idėja kilo prieš daugmaž 1,5 metų, bet ją pavyko išplėtoti tik šių metų spalį. Projektas komedija – tai paskaitų ir praktinių užsiėmimų ciklas VU studentams apie komunikaciją bei jos planavimą. Šiuo metu vykstančiose paskaitose, kurių temos apima ryšius su visuomenė, rinkodara, komunikacija socialiniuose tinkluose, partizaninis marketingas ir kita, dalyvauja net 24 dalyviai. Džiugu, kad aktyvūs komunikacijos fakulteto studentai, kurdami tokius projektus, kuria ir naujas tradicijas. Linkime organizatoriams bei dalyviams sėkmės! Džemperiai. Tarp renginių ir įvairiausių projektų jau antrus metus iš eilės, norėdami turėti kažką bendro ir didžiuodamiesi būdami studentų atstovybės dalimi, VUSA-KF nariai užsisako džemperius. Šiais metais jų buvo užsakyta net 23 vienetai. Todėl fakultete sutikę jaunuolį su VUSA-KF logotipu ant krūtinės, nedvejodami prašykite pagalbos. Jis visada padės. O kovą pradėjome užgavėnėmis. Šiemet žiemą vijome iš kiemo kovo 4 dieną. Ryte visi susirinkome ir vaišinomės ne tik gardžiais blynais, bet ir skaniausiais vafliais bei nuostabiausiais keksais. Kita pertrauka buvo organizuojamos blynų valgymo varžybos. O patikėkit, kiek atsirado smaližių, tiek merginų, tiek vaikinų. O greičiausiai valgytojai laimėjo apsilankymą į Victoria Gym bei šokių pamokas studijoje Showmakers, kad ką suvalgė išsportuotų. Ir aišku, kaip užgavėnės be morės deginimo. Vasaris buvo kupinas renginių ir įvairių darbelių, o dabar pasitikime netikėtumų ir naujų šiltų vėjų nešiną pavasarį. Iki kito karto, visada jūsų VUSA-KF.